Sveiki, čia Susigirdinti tinklalaidė, aš su Karida ir šiandien šnekėsim apie meilės temą. Kodėl tokią temą pasirinkom? Manau, šitą temą būtų tikrai fainai apkalbėti dideliam rate. Šiandien esame su nemažai žmonių, tikrai dinaminė tema pašnekėti. Tai gal prasukim ratą ir prisistatykim visos ir visi. Vakarė. Milana. Saulė. Janina. Aldona. Ona. Paulius. Ir Indrė. Ir kažkur Agata. Ir Viltė. O gali gal pasidalint, kaip šita mintis kilo šitai temai? Jo. Aš tikrai visada balsuočiau už šią temą, kuri vadinasi meilė, vien todėl, kad ji yra beprotiškai plati ir galvoju, kad ne kiek daug aš pasidalinti turiu, bet kiek man būtų įdomu sužinoti apie kaip ta meilė atrodė prieš 30-40 metų ir kaip dabar jinai atrodė. Tai aš pagalvojau, kad nedresuojant konkrečiai kažkuriam jūsų, noriu užduoti tokį bendrinį klausimą, į kurį tikiuosi kažkas man norės atsakyti. Tai ar sunku buvo susirasti partnerius ir ar jausdavosi tokia kaip ir būtinybė tą daryti, ar reikėdavo turėti, ar tai buvo kažkoks prestižas galbūt, arba nežinau, kažkaip panašiai. Aš dar mokydamasi mokykloje daug skaičiau ir labai mane sužavėjo Ayn Rando romanas Baltoji pirštinė. Po to Jane Eyre, Šarlotos Brontės. Ir ten, tuose romanuose buvo tokia užburianti meilė, kur aš įsivaizdavau, kad ir aš norėčiau patirti tokią. Ir po to, kai baigiau mokyklą, įstojau mokytis, buvo mūsų draugių būrelis, su kuriuom eidavom į kiną, dar kažką tai skaitydavom eilėraščius, dalindavomės kažką tai, ką įdomaus radom, paskaitėm. Ir visą laiką buvo ta mintis, kad norėčiau šeimą turėti. Labai anksti supratau, kad norėčiau turėti vaikų. Tas man motinystės instinktas buvo labai toks išreikštas. Tai, bet susipažinti tada būdavo, susipažįsti šokiuose su kokiu vaikinu, susitinki vieną kitą kartą ir jauti, kad tai nebus tas žmogus, kurį taip negimė jausmas tiesiog. Bet paskui begyvenant buvo, kad įsimylėjau ir viskas gerai buvo. Tai žodžiu, bet tokia, kaip čia pasakyti, tokia meilė kaip kine, jinai trunka, ne visą gyvenimą. Tiesiog begyvenant buitis kažkaip tai nublanksta, kažkaip tai taip gaunasi, kad tas jausmas perauga daugiau į tokią rūpestį, atjautą, tą tokią bendrą gyvenimą. Bet vis vien tai labai svarbu, kad pradžia būtų ne iš reikalo, o kad būtų tas jausmas meilė, būtent. Tai va. Ar galiu, aš čia noriu atsisukti? Aš kartais ir pati užduosiu klausimą gerai, nes aš labai turiu daug klausimų. Merginos, ar svajojate apie meilę? Ką galvojate apie meilę? Ar jau turit meilę? Kol jaunimas įbrasės. Aš noriu paprieštarauti pačiam klausimo uždavimui. Jeigu sakai žodį meilė, tai nežinau, ar būtinai yra partneris.
Ir labai jaunam žmogui, bent kai aš prisimenu savo jaunystę, tai meilė yra kažkokia stichija, į kurią tu nori pakliūti. Ir pradžioj tikrai negalvoji nei apie partnerį, nei apie vaikų skaičių. Tu tiesiog prisiskaitęs ar prisižiūrėjęs filmų, nežinau kaip, bet susikuri vat būtent kažkokią iliuziją, į kurią tu nori pakliūti ir kurioje tu nori gyventi. Nu tikrai, kai buvo 15 ar 16, aš nežinojau ir nesidomėjau tokiu žodžiu partneris. Aš merginom jau paklausiau, ar svajoja apie meilę, jau pakeičiau klausimą. Apie meilę. Tai ar mes kalbam apie meilę, ar apie vedybinį gyvenimą? Partneris yra jau tada, kai tu pribręsti. O kai tau 15, 16, 17, 18 arba 20, tu galvoji ne apie partnerį. Tu galvoji, kaip aš jausiuosi, koks bus tas žmogus, ką jis man dovanos ir ką aš jam duosiu. Kaip mes toj beoriai erdvėje suksimės, tegul ir labai neilgai. Aš ir iki šiol taip įsivaizduoju meilę. Aš žinau. Partnerio reikia ieškoti vėliau. Man užstrigo akis, aš užsidėjau tokią užuolaidą. Ne užuolaida. Tai yra ne užuolaida. Ne. Tai yra svajonių laukas. Irgi. Gerai, bet man toksai iš karto išėjau iš savęs, atrodo, toj minty, kur jūs pasakėt, kad meilė yra stichija, kurią noris pakliūti. Aš tai galvoju, kaip iš to dainą dabar padaryti. Taip ir yra. Ir jūs pažiūrėkit, tai yra žiauru, tai yra gal neteisinga. Kiek savižudybių, Jeigu žmogus yra labai jausmingas ir jis tikrai labai myli, jis praranda protą, kaip tai bebūtų žiauru. Man irgi iš karto toksai piršosi klausimas, kaip būdavo seniau, nes pavyzdžiui dabar tai aš pastebėjau savo drauguose, kad jie ieško iš tikrųjų santykio ir meilės gal labiau, bet aš girdžiu, kad seniau buvo ieškoma būdų sukurti šeimą labiau, kaip čia, nežinau, ne asmeniškai įsimylėti žmogų, kaip po vieną žmogų, bet tikslas vis tiek sukurti šeimą. Tai vadinasi meilė toks biškai kaip antram plane, bet noriu sukurti šeimą, todėl einu į meilę. O ar taip, ar atvirkščiai, ar panašiai? Čia trečias žingsnis jau sukurti šeimą. Tai ir tu intuityviai norėtum pasenti ne vienas. Tai čia, bet pradžioj, nežinau, jaunystėj mes ieškojom kažko. Ne vyro, ne būto, ne partnerio. Kažko, kas tave pakeltų. Bet tai yra... Ne veltui buvogi visa knygutė, neklauskit meilės vardo, jai 1000 vardų. Už tai, kad kiekvienas žmogus kitaip laukia ir kitaip suranda. Noris jaunimo balsų jau irgi, kad dinamikos tokios noris, ne tik stabilume užsibūti. Šitą temą, ar kažkas surezonavo, kuo pasidalino, kaip jūs ieškote, ar jūs ieškot meilės, to jausmo, kaip ona pasidalino? Arba galit pasidalinti ir dėl ko nedrąsu dalintis? Galbūt nedrąsu, nes tiek neaišku, kokie tie santykiai yra. Ir gali būti trumpalaikiai, kad galbūt dabar yra, bet kas ten žino, kaip toliau bus. Aha, nes gal klausimas, iš tikrųjų, mums nereikia čia detalių, mums gal labiau apie ar jausmo ieškot, ar norit ir taip toliau. Man atrodo, labai gražią pradžią Ona pradėjo, tai jo. Aš pati jau nebeieškau, jau kaip ir radau, bet prieš tai, bent pas mane tai tikrai nėra to, kad ieškau, kaip gal labiau spontaniškai, pati neieškau, bet kaip bus, tai bus, būna ateina, meilė, būna praeina, tai yra visiškai normalu. Tai ta meilė tikrai prasideda visiems turbūt skirtingai, bet dažniausiai dabar tiesiog arba iš draugų, per draugus susipažini kaip nors, arba tiesiog ten Instagramuose, Snapchatuose
nu, kas tikrai, žiūrint, kaip anksčiau buvo susipažįstama, nu, tikrai yra keista, kad tiesiog parašai žmogų ir tipo, jūs kaip ir pora tampat. Nu, tai čia tokie tikrai keisti dalykai ir, nu, ja. Realiai sunku apie tą meilę ką nors pasakyti, nes tikrai visų skirtingai žiūrime tą meilę. Ir tiesiog, nu, toksai dar nežinomybė tą meilę grinai yra tokia gyvenimo klausimas vos ne. O esi patyrus meilę arba pajautus, kad tai buvo galim pavadinti meilę? Tai jo, yra taip buvę, tai, nu, tie santykiai baigėsi tikrai nekaip. Nu, tai, tipo, ta meilė toksai nu, tipo, iš pradžių visiškai kitaip buvo galvoju apie tą meilę ir po tų santykių tikrai pasikeitė požiūris į meilę. Tai va. Ir man tada yra įdomu, ar pas jūs dabar yra meilė iš pirmo žvilgsnio? Nu, jūsų kartoj. Ar kaip tik, būtent meilė tik iš pirmo žvilgsnio? Ar kažkaip turi būti ilgas procesas, ilgas susipažinimas? Kaip? Manau, skirtingai, vieniem iš pirmo žvilgsnio, su kitais gal ir ilgas procesas iki tos meilės. Turbūt tas iš pirmo ta pirmo žvilgsnio meilė tikrai yra tokia, nu, pamatai žmogų ir tu supranti, kad tu su juo nori būti. Ir tiesiog taip, nu, gal net ir fainiau, kad tu toksai iškart supranti, kad čia jau tavo žmogus. Bet tikrai ir turbūt tai ilgalaikė faina, kad, nu, vienas su kitu labiau susipažįsti per ilgą laiką. Agata, tu naujai prisijungiai dabar prie tinklalaidės. Ar turi kažkokių klausimų apie meilę kažkam? Na, kadangi dabar tik atėjau ir supratau, kad mūsų tema yra apie meilę, tai nelabai žinau, apie ką kalbėjot, bet man visada būdavo įdomu tos diskotekos. Ar jos buvo dažnos, ar ten buvo daug žmonių, ar žmonės norėjo bendrauti su savim, ar drąsiai bendravo. Nes dabar šiuo metu, manau, yra tokia situacija, kad būna jaunimas bijo prieiti ir pasakyti atvirai. Todėl ir atsirado visos programėlės, kur galima susipažinti, kad nebūtų pirmiausia to gyvo kontakto, nes būna sunku žmonėms su tuo, kad prieini ir tau iš karto sako ne, ačiū. O kaip buvo būtent jūsų laikais? Ar žmonės nebijojo prieiti ir pasakyti, vau, šiandien labai gražiai atrodai, arba koks tavo vardas, kuo užsiemi ir taip toliau? Agata klausė apie diskotekas. Tai vat mano jaunystėje, studijų laikais, diskotekos tai vienas buvo iš pačių populiariausių pramogų. Ir studentai masiškai eidavo. Salės būdavo sausakimšos. Nu ką, nežinau, ar ten visiems labai rimti santykiai iš to išeidavo, bet tai yra labai miela su kažkuo pašokt, apsikabint, prisiglaust, gal palydės. Ir tai buvo dažnas dalykas, vienas iš rimčiausių, kaip sakyt, susipažinimo būdų. Kiti susipažindavo kažkur kavinėse, bet čia jau reikėjo pinigėlių turėti. Tai man kilo dar vienas klausimas. Ar jūs turėjot galimybę kažkaip patikrinti tą žmogų? Pavyzdžiui, dabar Facebooko profilyje galima surasti informaciją apie tą žmogų. Nežinau, kokią mokyklą lanko, arba ką daro gyvenime, kur studijuoja, arba kokie yra jų draugai. O kaip buvo jūsų laikais? Kaip jūs galėjot sužinoti, ar tas žmogus yra patikimas, ką daro šitas žmogus, ar neturit, pavyzdžiui, bendrų draugų, arba gal giminės iš vis esat? Tai irgi ir pasitaikydavo ir tokių dalykų. Tai klausimas, kaip jūs gaudavot informaciją apie kitus žmonės? Tokios galimybės anksčiau nebuvo, bet tiesiog į diskotekas studentai eidavo ir būdavo neribojama iš kokios mokyklos, bet studentai. Šiaip jau iš gatvės žmonės nepatekdavo, tik studentai. O pasitikrini žmogų bendraudamas, jeigu norisi susitikti, jeigu susitinki, tai galų gale
viskas paaiškėja. Jeigu su žmogum nori bendrauti, randi bendrų temų, kažkur į kiną eini, nu ir su laiku viskas atsisijoja, atsikrato, pasimato. Jau visiškai kitoks buvo mūsų jaunystės laikas. Mes gyvenom arba mokykloje ir šokiai mokykloje, būreliai mokykloje. Tai su tais labai netgi drausdavo eiti, pavyzdžiui, aš Klaipėdoje augau. Į miesto šokius eiti tai buvo tiesiog draudžiama ir jeigu pamatydavo mokytojai, tai pavyzdžiui, tėvams skųsdavo mokiniai. Linksminosi mokyklose. Ir nebuvo, kad tu užkliūsi už kažkokio baisaus žmogaus, nes tas žmogus arba mokosi mokykloje, arba lanko kažkokį būrelį, arba lanko treniruotės, lygiai tas pats buvo ir kai atvažiavau studijuoti. Šokiai arba fakultete, arba pačiam universitete. Svetimų neįleidžia. Suprantat, mes gyvenom labai smagų laiką tarp savų žmonių. Mums nereikėjo eiti kažkur į miestą ir kažko ieškoti. Mums nebuvo to baimės jausmo, nes mes visai kitaip gyvenom, negu dabar gyvenat jūs. Mes nei turėjom pinigų, nei tų kavinių tiek buvo. Visi linksminosi mokykloje, fakultete arba nueidavo į gretimą aukštąją mokyklą. Bet nieks nelakstė tarp svetimų žmonių, mums nebuvo baisu, mums nieko nereikėjo tikrinti. Aš, pavyzdžiui, klausimas, į kurį aš ir žinau atsakymą. Kodėl jie nesilinksmina mokykloje? Todėl, kad ten nieko nebevyksta. O kodėl nieko nebevyksta? Kodėl jie turi eiti į kavinę? Jie patys nieko neužsidirba. Tėvai ne visi yra turtingi. Kodėl visas laisvalaikis turi būti už mokyklos ribų? Ne visose mokyklose niekur nevyksta. Vyksta tos pačios diskotekos, tiek Valentino diskotekos, kalėdinė diskotekos, šventės visokios. Būna ir kažkokios šventės, kurios nebūtinai mokykloje turėjo vykti, nes net at mokinių, bet būna ir pakviesti, tai, pavyzdžiui, kai vyko anksčiau tos pačio Meteoro būrelio pasirodymai vyko pas mane mokykloje, kur aš mokausi. Ir visokios šventės irgi vyksta mokykloje. Už mokyklos ribų, aišku, daugiau, nes mokyklą kaip visi atėjom mokytis, o ne kažką kito veikti. Tas yra kaip, o už mokyklos, kaip visi sako, už mokyklos bus tavo laisvalaikis. Mokyklo ateini mokytis, dirbti, o vėliau laisvalaikį galiu savo turėti. Dėl to visi galbūt ir už mokyklos ir linksminas. Ne visose mokyklose kažkas vyksta, bet kurios mokyklos organizuoja visgi tas šventas. Kažkokius pastėjimus, pavyzdžiui, naktį mokykloje irgi padaro kai kurie. Ten irgi panakvoja, ta pati irgi diskoteka įvyksta, į kurią šiaip mokiniai irgi vaikšto, Valentino tos pačios diskotekos, kur irgi ateina. Ir vyksta ir mokyklos, ir už mokyklos ribų. Ar idiliškai skamba tos diskotekos, apie kurias pasakoja, ar norėtųsi jose sudalyvauti? Galbūt ir norėsi, bet nemanau, kad dabar diskotekos, gal biškai skiriasi pas mus, bet netaip ir, žiūrės, tik visi ateina bendru tikslu, ateina tam pasibūti, pasišokti, galbūt irgi tos nors bandysis pačios meilės, galima tai irgi su kažkom susipažinti. Bet nežinau, kaip girdžiu iš vyresnių, tai pavyzdžiui, savo mamos, tai sako, kaip nelabai kas ir pasikeitė. Tos mokyklos diskotekos, aišku, gal tokios ramesnės, tiek tam mokytojai ateina ir taip toliau, bet kaip irgi sako, būna visokio, būna diskotekų, kaip pas mus buvo diskoteka, viena buvo 90-ųjų diskotekų, o ten tai buvo visai linksma. Buvo pakviesti tėvai, buvo pamatyti, kaip jie anksčiau linksminosi. Bet tas paprastas nelabai kaip ir pasikeitė. Bent iš kitų, kad beveik nieko nepasikeitė, vis tiek susirenkam visi to paties. Aš kadangi taip jaučiuosi truputį toks per vidurį tarp dviejų kartų, nei senioras, nei jaunuolis, tai aš dalyvaudavau, kai man buvo kokie 15 metų, aš atsimenu, kai vykdavo tas diskotekos dar ir mokyklose, būdavo bendruomenių rūmuose, Panevėžio konkrečiai vykdavo, tai labai smagu būdavo, nereikėdavo kažkokio specifinio klubo ten, kur vadinasi kažkaip, kur visi žino, visas miestas eina ir taip toliau, būdavo tokios lokalios kažkokios, kur galima ateiti, kur faina ir vėliau, pavyzdžiui, man kokie 28 metai suėjo, aš kai jau gyvenau, taip nusėdau Vilniui, aš pradėjau eiti su draugais į reivus tos vadinamus, kur ir techno muzika, viską.
Tai ten aš pastebėjau, kad ten yra kitokie ir šokiai, žinokit. Ten ateina žmonės, labai panašus santykis, panašiai mergaičių, panašiai berniukų, vaikinų, merginų, bet jie neteina ten ieškoti taikinio, neteina ieškoti kažkokio potencialaus partnerio, jie ten ateina, kažkaip užsidaro ir būna su savim. Ir, pavyzdžiui, tie techno reivai, tie šokiai, tokie, čia yra pakankamai plati auditorija, bent jau Vilniui, tai yra populiari, kaip ir, nežinau, ta šokio tokia niša, ne tai, kad diskoteka, bet tie reivai, būna masės žmonių. Ir jie ateina, suprantat, jie užsimerkia ir jie linguoja be sustojimo 6 valandas. Jiem nereikia eiti kontaktą jokį. Tai tas toks šokio supratimas gal irgi yra šiek tiek pasikeitęs, kad jie iš šokius eina ne tik susirasti, ne tik tikslą turėti kažkokį partnerį, bet tiesiog išsikrauti. Vienas, jeigu šoksi, tai čia bus mankšta. Aš tikrai, jūs pasižiūrėkit, jeigu susirenka, kad ir į patį mažiausią gimtadienį, grupė žmonių ir jau pasidaro kažkokią aurą. Ir visai nesvarbu, ar jie kartu salotas ruošia, ar jie dainuoja, ar jie šoka. Suprantat, žmonės yra tokie padarai, jie kūrė apie save tam tikrą aurą. Ir šokti vienam, tai, gerai, bet tai yra mankšta, tai yra nešokti. O kitas dalykas, vis dėlto, blogai yra, kad mes ir jūs gyvenam skirtingai. Bet kai tave veda partneris ir visai nesvarbu, tai neturi būti tavo simpatija, nes tu nešoksi visą vakarą tik su vienu vaikinu. Užgroja muziką, tave paima, 2 žmonės juda vien. Aš negaliu, man šitas, kai daro mankštą visa šokių salė, ir vėl tai yra mankšta. Šokis yra su partneriu, nebūtinai su mylimuoju. O man, kai pasisekė, aš gimiau tam tarpe, kur ir vieną, ir kitą pusę suprantu. Ir iš tėvų pasakojimų aš atsimenu, kai būdavo, suprantat. Ir aš iš tikrųjų, aš esu tas dar ne visai senas žmogus, kuris šiek tiek prijaučia ir pavydi tam, ką jūs turėjot seniau. Tai man iš tikrųjų atrodydavo, kad žavingi būdai buvo tų tokių daugiau natūralumo, daugiau to tikrumo ir kaip čia, įprastesnių būdų susipažinti, nes, dabar tai man atrodo, kad sunkiau yra dėl to, kad bijom akių kontakto, netgi šiandien taip jau labiau mes kažkaip linkę saugiai iš tolo per programėlės, per internetą, nežinau, jeigu gyvai, tai irgi per draugus pirmą atsiklausti, susižiūrėti, toks nebėra, kad tokio spontaniškumo gal. Tai man iš tikrųjų ir labiau įdomu ir jaunimas, kaip jie šituo klausimu gyvena, nes, bet, pavyzdžiui, jūs, ar ne, sakot, esat patyrusios meilę, ar ten iš pirmo žvilgsnio, ar iš 17, nesvarbu, kaip prasidėjo tas meilės patyrimas, ar virtualiai prasidėjo, ar jisai prasidėjo gyvai, pirmas interactionas, tas vadinamas pirmas susitikimas? Pas mane tai ir gyvai buvo. Toks, gal aš pirmo žvilgsnio sakai gyvai. Online, tai nežinau, kaip nesu labai patyrus, nes nežinau, kaip šis online turėtų vykti tas iš pirmo žvilgsnio įsimylėjimas. Jeigu tu vis tiek žmogus, kaip ir nematai, pavyzdžiui, gerai, matau šitą jau profilį, Facebook'o, Instagram'o kažko tokio, bet ten neaišku, koks žmogus gali būti. Vis tiek labiau, kai susitinkai gyvai, galbūt labiau supranti, jis tau tikrai ten tinka, gal ta meilė aiškesnė ir gal man ten patiko, bet atėjau, pamačiau, pabendravau, sakau, gal žinai, jau nebereikia. Tai gal labiau gyvai tas įvėlė, bet pas mane tai tikrai gyvai buvo. Jo, bet aš klausiu, aš suprantu, kad kol tu nepamatai žmogaus, tu negali sakyti, kad čia meilė, ar ne, kol tu čatini, bet mano klausimas labiau, koks pirmas susitikimas su to žmogum, ar per internetą, susipažintis kaip įvyko, ar tiesiog gyvai susitikot ir tiesiog bendraut pradėjot? Tai gyvai susitikom, tiesiog bendraut pradėjom. Agata, kažką prieš tai turėjai mintį kažkokią?
Taip, iš tikrųjų turėjau ir man kilo mintis, ar tikrai diskotekos yra gera išeitis mažam gimstamumui, kas dabar yra labai aktualu. Ir mano klausimas, ar tikrai tai padės išrišti tą situaciją kaip mažas gimstamumas, jeigu diskotekos dabar nėra pažintiems, o labiau kaip mankštai, kaip jau čia pavadinom. Tai klausimas, ar tai gera išeitis? Ir ką jūs apie tai galvojat? Tos diskotekos tikrai, tu ateini į tą diskoteką, dažniausiai diskoteką ateini su draugais arba jau žmonėms, su kuriais esi pažįstamas ir tu tiesiog būni su jais ir bandai praleisti laiką su jais, o ne tiesiog, bent mano pažiūrė, tai kad ateini susitikti su nauju žmogum, o tiesiog ateini pabūti su savo draugais, praleisti gerai laiką, pasidaryti prisiminimų savo. Tai buvo, kad tu tiesiog kaip leidai laiką, o ne tiesiog ateiti ir tu tiesiog ateini ir ieškai, kuris man čia patinka, su kuriuo aš norėčiau būti. Tai čia taip nemanau, kad dabar tai vyksta ir veikia. Tu tiesiog ateini pabūti su žmonėmis, su kuriais ir atėjai. Tai va. O jūs į jaunesnius kreipiuosi žmonės, turėjot iki kažkokio, vis tiek jeigu svajojat apie meilę, ten apie kažkokį partnerį, santykį, turėjot kažkokių įsivaizdavimų, kaip jūs norėtumėt, kur norėtumėt sutikti savo ten berniuką, žmogų ar ne, vaikiną. Nes aš atsimenu, kažkodėl man nuo 18 metų aš savo sakydavau, aš tai tik bibliotekoje sutiksiu, žinai. Man toksai buvo, nors biblioteką esu 2 kartus nuėjęs iki 18 metų, bet galvojau, kad čia taip teisinga labai. Ir, ta prasme, nes ten būtų tikrai tie žmonės, kurie man imponuotų, kur man patiktų. Aš geriau negu bare, nes tu jau automatiškai yra etiketė, kad tada reiškia eina į barą kokią žinai, gerus alų, tai man nepatinka, aš jau geriau prie knygos nors neskaitau knygos, bet prie knygos susipažinsiu. Tai turėt idealizavot kada nors savo momentą, kaip norėčiau, kur kur nors Karoliniškėse po medžių, po kaštonų susitikti su Artūru kokiu ten ar nežinau. Nemanau, kad mes taip tiesiog pradėjom galvoti, kad susitiksi ten ir prasi ten savo meilę. Vaikystėje manydavau, kad visiškai vaikinas iškris iš dangaus ir tiesiog jis atsiras mano gyvenime, bet po to supratau, kad biškai sunkiau negu tiesiog iškristi iš dangaus. Galiu tik iš savo patirties, jau buvau 11 klasę baigiau ir tą vasarą gyvenvietėje mano brolio klasiokas buvo toks Kazys ir mes nei su juo draugavom, bet tik tiek pažįstami buvom. Ir jisai kažkaip vieną gražią dieną sako, gal padėjo mums ten kažką malką sukrauti, talko. Ir paskui sako man, gal ženijamės, o aš jį tik pažįstu. Ir nei į šokius vaikščiom, nei susitikinėjom, tai aš taip, tai kaip, nes pagalvojau, kad gal jisai būtų ir, geras žmogus, patikimas, bet ašgi jo nemyliu ir aš supratau, kad aš jo neįsimylėsiu, tiesiog neįsimylėsiu, nes aš tą meilės viziją turėjau tokią, iš knygų filmų susidarius, kad turi būti jausmas, kurį suprasiu, kad tai meilė ir kad tas Kazys nebuvo ir aš užtat jam pasakiau ne. Tai va, o šokiai tai buvo, mokykloje buvo tiesiog mes ne diskotekom, o šokiai vadinasi ir buvo miesto parke, tai irgi būdavo, kad neteini taip, kad ir nėra aplinkui pažįstamų žmonių, visada brolis, klasiokės, ten brolio draugės, draugai ir visada buvo kažkaip tai saugu ir paskui po šokių pareit namo nebuvo baisu, bet tai buvo tie šokiai tiesiog pasilinksminti, o ne taip, kad kažką tai ten susimedžioti, tiesiog pasilinksminimas.
Meilė tai nebūtinai tas didelis išsvajotas jausmas iš karto. Juk pažiūrėkit, kiek žmonių skiriasi, pragyvena ir skiriasi. O kai pragyveni santuokoje daug metų ir staiga pajunti, kad myli tą žmogų, kad jau nėra prasmės nei ginčytis, nei bartis, nei auklėt. Tiesiog nebėra prasmės nervuot gerą žmogų, kuris su tavim kartu patikrintas. Tai va. Bet čia yra aukštasis pilotažas, pragyventi tiek daug metų kartu, kad turėt progą šitą suprast. Nes kai matai, kad tas žmogus atbėga ir prie troleibuso ar kur pasitikt, atrodo mieste ir šviesu, tai krepšį panešt, staiga atsiranda iš kažkur, tai pagalvoji, gal ir vertėjo, neieškot kitų. Kas dar kokį pabaigos žodį? Man tai čia tik tais apkalbėtas 1/68 maždaug. Aš, pavyzdžiui, visą laiką, kiek su draugais eidavom iš šokius, aš būdavau atviras. Man atrodo, kad mano draugai man meluodavo, kai sakydavo, mes šiaip savo einam pašokti. Aš sakydavau, žinokit, jeigu aš einu iš šokius, tai aš visą laiką tikiuosi iš šokių ne vienas išeiti. Man norėdavo susipažinti, nes aš nematydavau prasmės, kaip ir Ona sakė, man tada šokiai yra sportas. Man šokti patinka, šiaip net ir treniruotės lankydavau, hip-hopą ir panašiai, man patinka šokti, bet tada aš ir eisiu šokti tiesiog. Bet jeigu aš jau einu į kažkokį ten klubą ar šokius, kaip po konceptą, kad va ateina ir merginos, ir vaikinai, kur yra vieta skirta kažkaip susipažinti, man taip atrodydavo, aš taip įsivaizduodavau, tai aš visą laiką eidavau su tą mintim, kad jeigu aš jau einu į kažkokį ten klubą ar kažkokią vietą, kur vyksta šokiai, tai aš jau įsijungsiu savo radarą, visus taikinius, lazeris ir tada bandysiu, nežinau, kažkokius tai triukus daryti, kad man pavyktų su kažkuo susipažinti. Tai, nes taip nebūdavo prasmės atrodydavo eiti šokius. Jeigu eini į kažkur mieste, į svetimą kolektyvą, mes pradžioje linksminome savam kolektyvė. Tai buvo mokslo draugai, visai nesvarbu, mokyklos, paskui universiteto, bet nesvarbu, ne visų vardų žinojo studentų daug, bet vis tiek tai yra ta stichija. Paskui būriu ir pareini bendrabutį. Kažkaip, bet tikrai, buvo kitas pasaulis. Ir tada kita. Jeigu kiekvieną šeštadienį ieškosi vis naujo įspūdingo žmogaus, tai aš būčiau labai greit pavargus. Aš neįsivaizduoju, kaip čia tada eini kaip į darbą. Bet matot, aš iškart noriu atreaguoti, nes aš pastebėjau, kad kaip ir Viltė kažkaip atsakė, sako, kad, man atrodo, jeigu neklystu, Viltė sakė, kad aš irgi visą laiką tikėjau, kad ateis laikas ir atsiras. Kad, pastangų kaip ir nereikia dėti, nereikia čia specialiai eiti nieko ieškoti, atsirasi kažkada vietoje ir laiku ir nukris ir... Bet aš pastebėjau, kad man neveikia. Aš 5 metus, kai mano draugai ten turėjo visi po antrą pusę, aš tiesiog sėdėjau prie 33 laipsnių karščio vasarą, be kelnių, namie valgydavau šaltybarščius ir Counter-Strike žaisdavau tokį žaidimą per kompiuterį. Tai man atrodydavo, tai... vėlgi, beprasmybė tokia ir aš supratau, kad vis tiek, kaip ir yra tas pavyzdys, kur sako, aš niekaip nelaimiu loterijos jokios. Ir čia sako, Dievas atsako, tai gal pirmą bilietėlį nusipirk, žinai. Kad tu turi vis tiek įdėti kažkokių pastangų, kad pas tave ateitų kažkas, ar ne? Tai ir man norėjosi tas pastangas dėti, kad, aš vis tiek turiu pajudinti pirštą, kad kažkas atsitiktų. Taip, labai svarbus faktorius atsidurti vietoje ir laiku, laukti, neskubėti, neforsuoti įvykių, bet tu turi vis tiek kažką daryti. Jeigu tu sėdėsi namie 5 metus ir neišeisi prie žvakės, rašysi knygas, romanus, bet... Atskris varna.
Nu vat, jo. Ne, aš labai norėčiau, kad išsiperėtų iš kiaušinio mano būsimą meilę, bet taip jau yra, kad reikia eiti kažkur, reikia eiti ir, nežinau, kalbėti su kažkuo, kažkokius tai turėti, nežinau, susitikimus ir, jo, aš kitaip, vat man nepavyko taip, nes aš tikiu, kad žmonėm pavyksta, kurie iš tiesų neieško ir atsiranda kažkur vietoje ir laiku ir vyksta santykis. Gyveni. Esi aplinkoj, kur yra vis tiek artimi žmonės. Ir reikia su kažkuo kalbėtis, ar ne? Labai greitai iš kažkurių kompanijų pabėgam, o kai kurios susikoncentruoja. Automatiškai pasidaro tam tikras ratas žmonių, su kuriais lygtai yra bendra kalba. O paskui jau, kad iš to būrio tarp kažko, trenktų žaibas, tai aš nežinau, ar čia galima asmeniniam labai pastangom. Bet susikurt savo artimą kompaniją, tai taip, tam reikia pastangų, kad priimtų, kad bendrautų, kad norėtų. Bet tokia kompanija yra iš 15 žmonių. Įsimylėsi tik vieną. Čia yra, aš nemoku paaiškinti, formulės neparašysi. Iš tiesų, sėdint namie, pro langą gali atskristi kvarnai, ne žmogus. Bet būnant savo artimuose kompanijose, paskui žiūrėti, su kuo klijuojasi. O tada jau reikia labai daug pastangų vyrukam. Karina nori uždaryti, gal Viltė nori uždaryti, gal... Galit kažkurį pasidalinti, ką naujo sužinojot, kažkaip, ar sužinojot, kažkaip su kokia mintim išeinat? Tai gal, kaip su mintim, kad kaip naujo tikrai kažką sužinau, nes matosi vis tiek skiriasi tos mūsų, kaip mes čia linksmės, ką mes veikiame dabar, gal kaip ir anksčiau linksmės, o kaip su mintim, kad galbūt dabar galima pamastyti, ką anksčiau veikdavo, kad kažkur rasti gal kažką į save panašu, ką aš galbūt kažką panašaus veikiu dabar, kai veikia ir senjorės anksčiau kaip linksmės. Tas pačias diskotekas galima nueiti, ne tik mokyklą, gal dar kažkur. O šiaip apie pačias meilės, tai tos meilės galbūt nieko naujo, kaip ir ateina ir praeina. Smalau!